Kas čia per netvarka? Visai kaip knygoje Didžiausia betvarkė apie šunį Čiūčią ir katiną piratą, kurie atkeliavo iš Kakės Makės knygų ir dabar savo nuotykius jau tęsia atskiroje serijoje. Ir neseniai pasirodė jau 3 knyga apie jų nuotykius, kurią parašiau aš, rašytojas Benas Bėrantas. Ir šioje knygoje vaikų pamėgti veikėjai grįžta iš pasivaikščiojimo namo ir pamato juose didžiausią betvarkę. Kas galėjo tai padaryti? Tikrai ne jie. Gal namuose paslapčia gyvenantis peliukas, o gal pro langą skridusi zylutė, galbūt vonioje gyvenanti žuvytė. Atsiverskit šitą knygą ir sužinosit. O aš labai tikiuosi, kad knyga Didžiausia betvarkė padės būti tvarkingesniems ne tik vaikams, bet ir man pačiam.